Šiandien norėčiau Jums pristatyti muziejinę vertybę, kuri pateko į mūsų muziejų prieš 18 metų. Tai garsaus tarpukario Lietuvos fotografo Juliaus Miežlaiškio sidabrinis medalis. Šį medalį fotografas pelnė tarptautinėje parodoje Italijoje 1939 metais. Pats Julius Miežlaiškis fotografu tapo tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje. Būdamas aviacijos puskarininkiu, jis fotografavo aviacijos šventes, lakūnų skrydžius ir katastrofas, laikinosios sostinės gyvenimą. 1939 metais kariuomenės vadovybės prašymu Julius Miežlaiškis fotografavo ir filmavo Lietuvos kariuomenės žygį į Vilnių. Tais pačiais metais jis dalyvavo tarptautinėje parodoje Italijoje ir pelnė šį sidabro medalį kartu su diplomu. Medalyje pavaizduoti 3 skrendantys ereliai, o kitoje pusėje Romos simbolis – Kapitolijaus vilkė, Romulas ir Remas.